Problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression, it's all that I wanted. The phone in affection, I summon and dub it. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression, it's all that I wanted. The phone in affection, I summon and Labas rytas. Sveiki visi. Dar kartą. Šį kartą eisim 100 km vėl aplink Vilnių, tik tai į priešingą pusę. Šeštadienis, 4 ryto. Ką pradėsim nuo šito ženklo, savo žygį aplink Vilnių. Kaip minėjo Marius, pirmą kartą ėjom praeitais metais per ten. Apėjom pagal rodiklės, dabar eisim į priešingą pusę, nes pažiūrėsime, kas kažko atrodys kitaip, ar ne? Gerą žygą. Spaudžiam start laikrodukuose ir pradedam. 4:04, 0 km. Žygis prasideda. Pažįstamos vietos. Labai graži vieta Šeškinės Ozo. Čia renkasi žmonės, visada papoilsiauti, pasivaikščioti arba piknikauti. Po truputį išeinam iš Ozo kalvų. Ir, mes čia Šeškinį dabar daug kur filmuojame, bet čia viskas pažįstama, tai einam dabar į kitus etapus. Liuks. Lipam. Kalniukas status, bet nesibaigė dar. Einam. Karoliniški kalniukai. Matai, visas servisas ir gali paspirtuką pasimti, pažiūrėti. Gal reikia pasimti? Galim pasimti. Į kalniukų padės vežti. Eiti. Dar į mišką boltas. Čia yra ragų dugnų takas. Va. Žiūrėk, mes va to takėlį dabar visada tiesiai į kažkur vietų, tik tūkstantį to, kiek paiti reikia. Ai, tu čia tą filmuoji dar mane, ne? Taip, Karoliniškės esam. Čia pustiltukas toksai. Bet nelabai sužymėta čionais rodiklėlėm, o vienintelė rodiklėlė čia, bet ne, kad turime internetinių žemėlapius, nepasiklysim, nebijokit.
gerą žygį, toliau einam. Einam. Čia yra Karoliniškių draustinio vietoj panorama ir matas, va, Gedimino pilis matosi, tas katedros bokštas biuras, nežinau, kažkas matas, žinai. Vilnius tikriausiai matas. Sakiniais, nelabda matau. Tikriausiai Vilnius matas. Tikriausiai Vilnius matas, bet šiaip gražiai panorama visai. Visai gražu. Einam toliau. Saulė išlinda. Labas rytas. Saulė iki kada tik čia. Saulė po tiek ilgų dienų lietaus. Čia yra mažiukas upeliukas, išteka į nerį Karoliniškėse, bet šiaip čia graži vieta, atrodo, kad kokiose salytėse vaikštai mini. Papasakok, kur tenai. Truputį paslydom ant užpakalio, va. Rastukės. Va, visur. Va, laikardį galim pažiūrėti irgi. Va, kiek valandų parodyk. 5:54. Truputį buvo slidykalnė ir po vakarykščio lietaus viskas išplauta. Ką čia darai? Rankas plaunu. Su rasta. Nu čia nerasta, čia labiau gal jau dar iš pavakarykščio lietaus likę, va. Aha, a ką darai, kad rankas plaunu? Gariūnų regykla, nauja palyginus, nežinau kiek čia metai, ne, daugiau, gal pernai stovėjo, taip, minimum metai. Ir labai gražus vaizdas atsiveria. Wow, va čia tai kalniukai buvo. Ja.
su Saboniu. Žaisiu žingsnį šiemet ar ne? Degalinė užmatymą ir spurgas, ma. Karšta dam. Pasaka. Vilnius Kaunas senoji atkarpa. Saugoma valstybės. Man atrodo, mes einam priešingai Kaunas. Tai mes dabar einam Kaunas, Vilnius tikriausiai, ne Vilnius Kaunas. Atrodo, antrą kartą einam trasą, tik aišku, į kitą pusę, bet visiškai kitaip atrodo. Atrodo, net žymėjimai kitaip sudėti. Bet nieka, yra navigacija, yra žemėlapį telefonė, tai gelbė. Viskas gerai, bet jau porą kartų buvom nusukę, ne į tą pusę. Porą kartų. 3 kartus. Bet nieko keistas su mumis. Iš kur to kalnų čia? Gyvenam lygumoj praktiškai ne, bet kalnas po kalną. Mankštelė. Nuėjom dar tik 24 kilometrus. Oho. Nelengva pradėti. Nu ką, prasideda? Prasideda linksmieji Burbiškių kalniukai. Čia viena sunkiausių atkarpų Vilniaus aplink Vilnių kely. Tai pernai vyksim ir šiandien, šiemet, kaip sakoma. Matosi. Matosi. Čia tik pirmas, viskas tai 7-8 Du kalniukus pralipom, ne, 3 pralipom. Vienas geras, mažas, vienas jau statesnis. Dabar va, ilga, bet ne tokį statą. Aš nematau galą. Ten jau daug laukia. Linksmieji Burbiškių kalneliai. Nustatu. Tai kažkas. Sako, šitas lengvas. Pasižiūrėsim. Iš tikrųjų toks lengvokas šitas. Nu, labai smagu. Ar smagu? Smagu. Smagu. Ar tau smagu? Ar tau smagu? Man labai gerai. Kalniukai, prakaitėlis,
Sako atvažiuoti. Labai gerai. Lipam. Praėjom Naujininkus, Naujininkų rajoną, dabar einam link Liepkalnio, o ten jau eisim pro Liepkalnio slidinėjimo trasą, pro šalį praeisim ir eisim toliau. Iškirsta čia, taip iškirsta, bet tikriausiai gerai einam. Gerai einam, va, atsimėm tą vietą. Gerai. Liepkalnės slidinėjimo trasa. Taip atrodo, ar ne, bet palyginti su praeitais metais toks įspūdis, kad ženklai atnaujinti kai kur arba naujai sukabinti. Kadangi mes einam iš šią trasą, tai gali būti, kad nebuvo gal sužymėti, bet tikriausiai buvo, tikriausiai nekreipėm dėmesį. Įdomu. Va, turėjau minty, va, ir šitas rodiklės, lygtais nebuvo į praeitais metais, bet kas ten žino. Atėjome Tuputiškių serpantiną, vienintelį Lietuvos serpantinas ar Vilnių, neatsimenu. Dar Lietuvos. Gerai, kad užtvaras toks didžiulis. Medais pardavinėja, matai. Einu dabar. Čia mes Stalčiukai ir Atlantiškiai. Čia 55 beveik kilometrai nueiti. Dar nemažai liko, bet nemažai nueita. Rogantiškių užtvanka ar tvenkinys. Ne,
Rangatiškių tvenkinys čia yra. Ką praėjom tiltą per Bataro gatvę ir dabar jau priėjom prašį Pučkorio atodangą, čia keli kilometrų liko, gal 1 kilometras iš, jeigu prieisim Pučkorio atodangą, truputį palisėsim ir keliausim toliau. Truputį buiteko, kraunamės GoPro baterijas, telefono bateriją kraunam, suvalgiam pašokalduką, truputį pailsim ir važiuojam toliau. Ką važiuojam? Einam, nevažiuojam, einam. 61 km kaip ir paskaičiavom, tai pagal viską turėtų likti apie 50 jau iki finišo. 111, ne 100 km aplink Vilnių, o 111. Kaimo keliukas. Iki Belmontai susitiksim kitą kartą jau. Laukiam. Vieniem čia ant stalo kalno prasideda ir baigėsi takas aplink Vilnių, bet mes, kadangi pradėjom nuo Šeškinės, tai ten ir pabaigsim. Atėjome į labai gražią antakalnę vietą, tokia yra obelų laukymė. Tai čia toks yra va, obelų laukas ir kai būna pavasaris labai gražiai žydi viskas. Sėdėm antakalnį. Iš antakalnį jau tuo eisim jau į Žirmūnus. Na, 80 km jau įvykta, liko gal 31 kažkas į tą pusę, nežinom kiek tiksliai bus 111, 107, nes 100 nebus, bus daugiau tikrai. Ką, truputį jau pavargę, bet natūralu, bet suvalgsim keletą spurgų, atsigersim vandens ir judėsim toliau.
jau per tamsu. Jau nebesimato. Ką, einam link Žaliųjų ežerų. Nebe taip toli ir liko, bet jau visiškai tamsu. Taip einu Verkio kilpą, paskutinė. Nu, prieš paskutinę atkarpą, nes dar pusė šeškinės liko. O, ir pelis iš karto vėl kažkoks. O, vilkas. Nežinau, matom vis tikriausiai. Einam Gulbinų gatvėje, einam link Žalių ežerų. Na ir tą kilputę trečdalį įveikėm. Nu, čia ta Verkio kilpa, trečdalį. 9,3-8,4 kilometrus veikėm. Tylu, mašinų daug, bet mes einam vieni. Ir pradeda truputį lyti. Einam čia dar per miškus ir liets pradėjo lyt sparkiau šiek tiek. Nu, jeigu tai yra, bet taip jau ant ribos. Na, bet nieko, baigsim. Nu ką, pasidarėm ko gero paskutinė pertraukėlė jau prieš finišą. Esam prie Sauso ežero. Na ir liko apie 8-9 km, man atrodo. Ir būsim finišavę. Dabar turime 105 km, tai tikrai ne 100 ir ne 107 gaunasi, o 115 maks. Jau. Miegas labai ima, Ja, bet reikia susikaupti ir pabaigti. Valio, įveikėm dar kartą aplink Vilnių žygį. Šį kartą ėjom priešingą pusę, gavosi 112 km. Sunkiau nei eiti į pagal laikrodžio rodyklę, gal taip atrodė, gal tiesiog taip susiklostė aplinkybės, bet esam labai laimingi, kad įveikėm. Kur pradėjom, ten nebaigėm, esam pavargę, todėl einam ilsėtis. Labanakt, susitiksim kitose žygėse.